Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video aš jums papasakosiu apie šiandienos dilemą. Taigi, moderni dieta, ką pasirinkti - valgyti mėsą ar rinktis veganizmą tam, kad pagerintume savo sveikatos rodiklius, numestume svorį ir tiesiog paprasčiausiai geriau jaustumėmės. Ir šiandieninėje visuomenėje vyrauja tos nuomonės, va čia reikia eiti veganų, nes reikia atsisakyti mėsos, nes tiesiog tai kenkia žmogaus organizmui ir taip toliau. Tai viskas yra labai kontroversiška ir mano nuomonė yra tokia, kad, tarkime, abi dietos gali veikti siekiant pagerinti sveikatos rodiklius. Tik pavyzdžiui, tarkime, jeigu aš paimsiu savo sesę, kuri buvo nusprendusi pasirinkti veganizmą, aš jai aišku daviau gerus patarimus, kad ji išvengtų tų savo sveikatos problemų, bet va toks paprastas žmogus, kuris va nusprendžia, vat viskas, nuo rytojaus atsisakau ir aš einu laikytis veganiškos dietos ir paprasčiausiai atsisakau tų visų produktų, iš kurių aš gaudau didžiąją dalį baltymų. Tai gerai, pradžioje būtent tokios dietos šis žmogus jausis visai neblogai, gal numes kelis nereikalingus kilogramus, nes atsisakys tam tikrų maisto produktų ir bus tas mitybos racionas apribojęs, bet jis pastebės po metų dviejų, kad visiems atsiranda kažkokių sveikatos problemų, jis lyg ir neturi energijos, suprastėjo kraujo rodikliai ir jis tada nežino, tai kur čia yra ta paslaptis, kodėl aš blogai jaučiuosi, atrodo viską gerai darau, laikausi šitos dietos ir tiesiog stengiasi dėl savęs. Esmė, kad tavo jo mityba yra nesubalansuota ir jis nežino, ką daro. Ir kaip jis galėtų tai spręsti, jis tiesiog galėtų savo mitybą planuoti pagal maistinės medžiagas, įtraukti vitaminų ir mineralų bei kitų papildų, kuriais praturtintų savo tą visą mitybos racioną. Ir man tada yra paprasčiausias žmogui patarimas, tai nesilaikykite veganiškos, vegetariškos ar kažkokios kitos tos dietos, jeigu jūs nežinote, ką darote. Nes būtent nežinodami, ką jūs darote, jūs prisidarote sveikatos problemų. Nors iš šios dietos galite laikytis, jeigu jas laikotės teisingai ir nedarote tų klaidų. Man net buvo, aš pamenu, studijavau būtent Human Nutrition mokslus užsienyje, taip gavau savo magistro laipsnį. Ir mano kurse buvo daug panelių, kurios buvo nusprendusios laikytis tos veganiškos dietos. Aš paklausdavau, ar jūsų mityba yra subalansuota kaip dietistės ar dietologės. Sakydavo, taip, žinoma. Ir kai aš paanalizuodavau jų mitybos racioną, pažiūrėdama, kiek jos kalorijų surenka ir kiek maistinių medžiagų, tas racionas nebūdavo subalansuotas. Didžioji dalis merginų susidurdavo su menstruacijomis problemomis, tai jos dingdavo ir jos neturėdavo energijos, joms neaugdavo raumeninė masė. Ir čia būdavo ta pagrindinė problema, kad netgi specialistai nežino, ką jie daro, nesieja ir įsitikinę kažkokią ideologiją. Ir mane tai stebina ir tiesiog norėjau su jumis tai pasidalinti. Ir tada, jeigu mes paimtume, kai sako žmonės, reikia būtent atsisakyti mėsos, ar mėsa iš tikrųjų yra naudinga, nes jis yra gausu baltymų, reikalingų vitaminų ir mineralų jūsų sveikatai, tam, kad lengviau ir paprasčiau surinktumėte visas reikiamas medžiagas, kad gerai jaustumėtės. Ir mėsa tampa bloga tada, kai ji turi per daug riebalų, kai yra perdirbta, kai yra sušaldyta, atšildyta, kepama didelio aliejaus, įsiskiria kancerogenai ar yra dar kažkaip kitaip kepinama ilgai. Būtent tokia mėsa, visi tos, tarkim, KFC, ten šlaunelės ar ten McDonald's, tie burgeriai ir taip toliau, nėra jie labai geri. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes tiesiog norime gerai gyventi, tai mes paprasčiausiai savo mitybos racioną įtraukime tos daugiau paukštienos, tai natūralios kiaulienos, jautienos, kitos mėsos. Tam, kad surinktume visas tas reikiamas medžiagas, mes kaip ją ruošime, tai mes ruošime nedidelio kiekio sviesto ar aliejaus, ar orkaitėje, ar pakemame šašlykinėje ir taip toliau. Ir būtent tada mes gauname didžiausią naudą iš mėsos. Ir tada kokia yra ta galutinis verdiktas? Tai, kad abi dietos gali subalansuotas, nereikia mums atsisakyti kažkokių maisto produktų tam, kad pagerintume savo tuos sveikatos rodiklius, lieknėtume. Svarbiausia, kad mes žinotumėme tą teisybę, kad galima valgyti ir vieną, ir galima atsisakyti, bet turime gauti visas reikiamas medžiagas. Ir kai mes tai žinome, mes tada galime padaryti teisingus sprendimus. Jeigu mes neturime pakankamai informacijos, tada mes neatsisakome mėsos produktų, tam, kad išvengtume sveikatos problemų. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas. Jeigu jums reikia pagalbos planuojant mitybą, metant svorį, siekiant pagerinti sveikatos rodiklius ar sportinius rezultatus, drąsiai galite man parašyti asmeninę žinutę, pažiūrėsime jūsų individualią situaciją ir pagal tai jau
spręsime, ką kaip turite daryti, kad savo tikslus pasiektumėte žymiai geriau. Tai ačiū ir iki kito karto, mėlyjeji.